ką, šiandien važiuojam truputėlį link pajūrio. Tai sustojau Kryžkalny, biškį dasikraut bateriją, kad važiuoti. Tai dabar parodysiu, kokiu čia reikalu važiuojam. Vienu žodžiu, užstrigus Renault Zoe vairo kolonėlę ir nei pasileidžia mašina, nei atsirakina vairas. Tai vežuosi analogišką vairo kolonėlę su visu vairo stiprintuvu. Matas, čia su patas stiprintuvas yra. Na ir kažkaip reiks bandyti ją atrakinti ir paleist mašiną, nes užstrigęs vairas, nei pajudinti mašinos, na aišku, ten gali priverstinai patraukti, laužyti. Tai va, žiūrėsim, kaip čia mums pavyks ją atstatyti. Kiek čia liko dar nerodo procentų. Nesvarbu, dar kokį 10 minučių pakrausim ir užteks tada. Tiek žinių. Tai va, kaip sakiau, važiuojame pajūrį. Pasirodo, yra Lietuvoje tas pajūris. Va, matosi. Tai kažkur čia ir bus jau nebetoliesi. Net nežinau, kad toks Lietuvoje miesteliukas yra. Tai va, jau atvykom iki tos mašinėlės. Viską peržiūrėjau. Čia dar va yra tokios užslėptos strėlės, saugiklių yra. Vienu žodžiu, teko ir šitą panelę nusardyti, bet čia nieko blogo neradau prie to rычago. Sakau, gal čia signalas neteina paleidimui mašinos. Nes grinai va, spaudė ir nieks nepasileidžia, numirus mašiną, vienu žodžiu, esmė tokia gaunasi. Tai dabar bandysime čia biškį apsiardyti blokus ir nusimt kolonėlę, ieškoti čia bėdos. Matysim, kaip čia bus. Nu va, kolonėlė jau žemė. Dėsim kitą. Jungsim. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai su vairo kolonėlė ten, kur keičiau, tai paskui nebespėjau nufilmuoti, kaip tenai kas buvo, vienu žodžiu, bet esmė, kad tą kolonėlę reikia perkeitus dar reikia adaptuoti, nes ten buvo tokia problema, va, sakykim, parodysiu dabar. Atsirakina mašiną. Nu gerai, čia dabar tegu jin pasileidžia. Tegu atsikelia. Ir dabar, nu, šitai mašinai čia kitas gedimas, bet čia ne apie tai dabar šnekam. Vien būdo esmė taip, kad va, paspaudė ir nepasileidžia, neatsirakina kolonėlę. O čia, va taip viskas turi atsirakinti. Ir va, vairas laisvas. Tai neadaptavus problema neišsisprendė ir su kita kolonėlė. Teko padaryti adaptaciją ir tik tai tada pasileido. Tai va, tai toks įdomus šį kartą atvejis. Su ta kolonėlė buvo, kažkaip nebuvo pasitaikę, kad ten būtų problemų su ta kolonėlė. Nu, bet va,
šį kartą toks vienu žodžiu variantas, o čia jau spręsime kitą problemą visai su šitą mašiną. Irgi matos motorfailą metą jau vienu žodžiu. Tai čia jau bus kitam video. Tai tiek vienu žodžiu apie tą kolonėlę norėjau papasakot. Tiek tada reikalų.